Su statistika 19 uždavinys susijęs, su atsitiktiniu dydžiu jis susijęs. Pasakyta, kad metamos dvi monetos, jos ne vienodos, bet yra simetriškos. Simetriškos tai reiškia, bet kurią pusę atvirsti tikimybė joms yra vienoda. Vienos monetos vienoje pusėje dvietukas, kitoje pusėje nulis užrašyta, kitos monetos penketukas ir nulis. Ir nagrinėjamas atsitiktinis dydis, kuris gaunamas sudedant abiejų monetų atvirtusių skaičius. Tai kokias tas reikšmės gali įgyti atsitiktinis dydis ir prašo užpildyti atsitiktinio dydžio reikšmių tikimybių lentelę. Tai yra, metant dvi monetas, kokias tas atsitiktinis dydis reikšmės gali įgyti. Lentelėje parodyta, kad reikšmė 0 įgyjama su tikimybė 1/4, dar parodyti 3 laukeliai, čia turim kažką parašyti, tada bus užpildyta ta lentelė. Kokias reikšmės gali įgyti atsitiktinis dydis? Pirmoji moneta, jeigu atvirto 0, o antroji 0, tai atsitiktinio dydžio x reikšmė bus 0, nes 0 plus 0 yra 0. Jeigu pirmoji moneta atvirto 0, kita skaičiumi 5, tai bus suma tų atvirtusių skaičiukų suma duoda 5. Trečiasis atvejis gali moneta pirmoji atvirsti skaičiukų 2 į viršų, tada kita moneta 0 arba 5, kai 0, tai 2 plus 0 mums duoda rezultatą 2. Ir aš visiškai nepergyvenu, kad čia nedidėjimo tvarka surašau. Ir kai abi monetos atvirtos skaičiukais, tai suma yra 7. Ir prašo užpildyti tą lentelę, kitaip sakant, kokia tikimybė, kad atvirtusių akučių suma bus 5. Kodėl yra, kaip yra, čia visiškai matyt daugam buvo akivaizdu, kad čia visur atsakymai yra visuose laukeliuose tikimybės, kad atvirs suma 5, tikimybė, kad atvirs suma 2, tikimybė, kad atvirs suma 7 ir tikimybė, kad atvirs suma 0 yra jos tos pačios ir visos tikimybės yra vienodos, tai yra lygu 1/4. Pirmas punktas padarytas, lentelė užpildyta, 2 taškai kišami į kišenę ir dar einame ieškoti vieno taško, kuris 19.2 uždavinį klausia mūsų arba sako, kokia tikimybė, kad atvirtusių skaičių suma nebus lygi 0. Kad atsitiktinis dydis neįgys reikšmės 1/4, neįgys reikšmės 0. Tai yra kokia tikimybė, kad bus arba 5, arba 2, arba 7, bet, taip sakant, ne 0. Akivaizdu, kad 1/4 plus 1/4 plus 1/4 yra 3/4, arba 1 minus 1/4, tai yra atsakymas 3/4, nesunkiai gaunamas vienas taškelis kišeniai. Ir paskutinis uždavinys sako, apskaičiuokite matematinę viltį, berods to atsitiktinio dydžio matematinę viltį, berods formulė yra. Tai yra, kaip skaičiuojama matematinė viltis, imamos atsitiktinio dydžio reikšmės, dauginamos iš jų tikimybių ir randama suma. Tai atsakymą gauname. Koks šitas atsakymas, gal man kas pasakys? Apskaičiavę štai tokio reiškinio reikšmę plus 7 kart 1/4. Čia suklyst negalima, nes gaila, čia 0, čia 5/4. Čia yra, aš nuo ketvirtųjų nebėgsiu, neprastinsiu, čia yra 2/4. Čia yra 7/4. Tai kiek iš viso tų ketvirtųjų yra? 14/4, dabar jau galima suprastinti, 7/2, jei labai norim suklysti, tai galim pasirašyti šį skaičiuką mišriuoju skaičiumi 3/1/2 arba 3,5.